Aš papuošiu žirgo galvą pinatijo, apkaišysiu pavatėlį žaliom rūtom ir valdovui tartum tėvui nusirėmęs, kepurėlę nusilenksiu. Kiekvienais metais senovinės technikos klubas Klasika suburia draugėn istorinės technikos mylėtojus iš įvairių Lietuvos kampelių bei kaimyninės Latvijos. Šiemet Liepos 9 dieną daugybė spindinčių ir išpuoselėtų istorinės technikos eksponatų, kuriuos vairavo nenuilstantys ir nepasiduodantys laiko tėkmei entuziastai, atvyko į Širvintas, kur ir prasidėjo senovinės technikos renginys su Klasika į Kernavę. Ne tik senoviniais automobiliais bei motociklais, bet ir praėjusio laikmečio apranga nustebinę ir pradžiuginę širvintiškius bei miesto svečius, šventės dalyviai policijos lydimi išsirengė žygin į senąją Lietuvos sostinę Kernavę. Įveikę 23 km ilgio kelią, šventės dalyviai iš Širvintų sėkmingai atvyko į Kernavę, kur Juozo Šiaučiūno pradinės mokyklos sporto aikštyne išrikiavo savo senovinę techniką žiūrovų vertinimui. Klasika vienyje visus, kurie neabejingi senoviniai technikai bei jos išsaugojimui. Geros ir turiningos šventės linki Klasika. Lauksime jūsų kituose klubo renginiuose. Jų geriausias mūsų veiklos įvertinimas, šypsenos ir nuostaba jūsų. Žiūrovų buvo tikrai daug, nes tuo pačiu metu Kernavėje vyko jau 13-asis tradicinis archeologijos festivalis Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Pirmą kartą Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje įvyko 1999 metais. Nuo to laiko renginys organizuojamas kasmet. Puiki gamta, nuostabus Kernavės piliakalnis, džiuginantys akis ir sielą senovės Lietuvos kiemai, kuriuose žvėrių kailiais vilkintys barzdoti Lietuvos senosios sostinės gyventojai pasakoja, kaip žmonės gyveno akmens ar bronzos amžiuje, kuo vertėsi, ką valgė ir kaip puošėsi. Taigi Kernavės svečiams, dalyviams bei žiūrovams įspūdžių buvo daug.
Sugrįžus iš akmens ir bronzos amžiaus, parodos lankytojų akį traukė 20 amžiaus pradžios ir vidurio autotransporto istorija. Didžiausio žiūrovų dėmesio susilaukė 20 šimtmečio pradžioje pagaminti automobiliai. Tai yra 1926 metais pagamintas Ford T, 1932 metais DeSoto ir 1929 metų Oldsmobilis, kuriam ši paroda pirmoji po kelerius metus trukusios restauracijos. Šventėje dalyvavo 71 istorinė transporto priemonė. Iš jų 20 motociklų, 3 sunkvežimiai ir 48 lengvieji automobiliai. Renginyje dalyvavo ne tik svečiai iš Lietuvos. Mūsų kolegos latviai iš Old Car Club parodoje dalyvavo su 12 senovinių automobilių bei motociklų. Šventės organizatorius Senovinės technikos klubas Klasika buvo įkurtas 2008 metais rugpjūčio 16 dieną. Tuomet Biržų miesto šventės metu pirmą kartą Biržų krašto istorijoje buvo surengta senovinių automobilių paroda. Renginys susilaukė didžiulio pasisekimo ir susidomėjimo. Ši paroda ir tapo Senovinės technikos klubo Klasika įkūrimo priežastimi, bei gražia tradicija toliau puoselėti senovinės technikos išsaugojimo tradicijas. Džiugu, kad klubo pristatyti jau nebereikia. Jis žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Galime pasidžiaugti, kad klubo renginių skaičius ir geografija kiekvienais metais plečiasi. Ir to rezultatas – šventė Kernavėje. Pavakarę pasibaigus parodai Kernavėje, Senovinės technikos kolona patraukė link Valiukiškių, kur kaimo sodyboje nutolusioje 3 km nuo Kernavės ir išsidėsčiusioje ant vaizdingo Neries kranto vyko linksmoji šventės dalis. Atvykus į stovyklavietę, parodos dalyviai buvo maloniai nustebinti, radę puikiai paruoštą vakaronės vietą. Vadovaujant Klasikos klubo nariams, visi senoviniai automobiliai ir motociklai surado savo nakvynės namus. Lyg burtininko lazdeliai mostelėjus, išdygo palapinių miestelis. Po didelio dienos įvykio buvo malonu pailsėti, paragauti agaro kepsnius, Biržų duonos bandeles, mėgautis Biržų alaus, rinkuškių bei ponoro gaiviaisiais gėrimais ir alumi. Skambant smagioms Antano Nedzinsko dainoms, kas norėjo, galėjo linksmintis, dainuoti, žaisti, spręsti sudėtingas viktorinos užduotis,
bandyti važiuoti dviračiu arba įmerkus ūsą į biržietišką alų draugiškai šnekučiuotis ir dalintis šventės įspūdžiais bei patirtimi. Daugiausia emocijų sulaukė važiavimas dviračiu, kuriuo beveik neįmanoma vairuoti, nes sukant vairą į dešinę, jis rieda į kitą pusę. Džiugu, kad tarp šventės dalyvių atsirado tokių, kurie nestokojo išradingumo ir privertė dviratį paklusti vairuotojui. Kadangi į senovinės technikos renginius važiuojama su šeimomis, nebuvo užmiršti ir vaikučiai. Daug džiaugsmo jiems suteikė apsilankymas Radiatoriškių miestelyje. Jie piešė, žaidė kamuoliu, dainavo ir džiaugėsi šventėje suradę naujų draugų. Po visų pramogų ir sočios vakarienės visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir dovanėlėmis. Kadangi mūsų tarpe mes turime svečių, netgi 12 ekipažų iš broliškos latvių tautos, pradėsime kreipimosi į juos. Ne. Dargi mūsų draugi nuo Latvijos, esat sveicinati ne tik tehnikas klubs klasika, bet arī mūsų kolegijam senlietų senitajam, kur išeit pulcijas nuo visas Lietuvas. Priecīgi redzēt jūs prie mums, un paldies, ka atnācāt uz mūsu festivalu. Arī es vēlos pateikties par siltu un sirdsnīgu uzņemšanu Latvijā festivalu labāki brauc laika. Es ceru, ka klasika un Old Car Club sadarbība turpināsies. Es vēlos jūs apbalvot ar diplomiem. Na ir kokiagi klasika be klasikinės muzikos? Klasikinį vakarą vedė Čikagos lietuvių operos solistė Genovaitė Bigenytė, pristatydama lietuvių operos žvaigždes iš Klaipėdos Mindaugą Gylį ir Dalią Kužmarskytę. Antroje koncerto dalyje pasirodė grupė Independent iš Širvintų, sulaukusi audringų plojimų ir susižavėjimo šūksnių. Pabandysime nesugadinti jums šio vakaro. Šios kalvos yra girdėję netokių dalykų ir matę. Vakaro dalyvius linksmino ir klasikinio roko grupė Night iš Panevėžio. Tai buvo tikrai gardus kąsnelis roko gerbėjams.
Didžiulis laužas ir šventiniai saliutai vainikavo šventės pabaigą. Senovinės technikos klubas Klasika dėkoja dalyviams, rėmėjams ir visiems istorinės technikos mylėtojams. Ši šventė įrodė, kad tik kartu susibūrus galima džiaugtis tokiu nuostabiu renginiu ir tikėtis, kad dar ne vienas senovinės technikos mylėtojas, pabuvojęs klubo Klasika renginiuose, prisijungs prie istorinės technikos paveldo išsaugojimo. Tad iki kitų susitikimų.